Prieš 10 metų čia kažkas pastatė tobulą trasą ir ją paliko pūti. Šiuo metu iš trasos liko tik tais krūva virtuolių ir supuvusios šaknys. Kadangi mūsų šalyje tokių vietų net nėra, tai mes šiuo metu esame net ne Lietuvoje, noriu tą pabrėžti. Mano tikslas šiandien sutvarkyti šią trasą iki važiuojamos būklės, visus medžius patraukti, išvirtusius ir visą kitą ir išbandyti, aišku, trasą. Kaip ryte, nieko nelaukus, varom pažiūrėti, kaip atrodo viskas nuo pradžių ir pradedam tvarkyti, ruoštis pravažiavimui. Tikrai užslėpta trasa, kuri turi nemažų iššūkių. Tai ką, chebrytė, varom, varyt, daryt tvarką. Taip, yra status pakilimas, tikrai stati vieta pavirtusių medukų. Užlipus, gal ir nieko labai ir nesimato, bet po dešinį akivaizdžiai buvo kažkada šuolis, pasileidė ir stepdownas tiesiai į apačią. Daug greičio. Tai tokia įdomi vieta. Reikės čia nusivalyti, medis išvirtęs, išsivalyti viską, tuos virtuolius pasitraukti ir pasidaryti privažiavimą. Gal iš čia va tokį. Dar čia reikia pagalvoti. Ar iš tiesiai, ar iš šono. Galvoju, gal iš šono geriau. Opt, smagus, greitas į apačią šuolis. Tai tokia pradžia būtų. Toliau leidžiamės į apačią. Atsileidus į apačią pamatom tokį statinį. Apaugęs, pamirštas, bet akivaizdžiai matosi, kad kažkada buvo kažkas įdomaus ir visai nemažas šuolis. Nu labai gerai atrodo. Šią trasą visiškai netikėtai atradau ir labai nekantrauju išbandyti. Bet čia tik tais pradžia. Tas šuolis, bum, čia landingą dar pasigalvoti galima ar tiesiai, ar labiau į kairę. Toks diskutuotinas dalykas. Aišku, apaugę, viskas apaugę. Didžiulis medis skersai išvirtęs, jau seniai guli. Tai reikia taipogi pasidaryti pravažiavimą. Tai tikrai nemažas medukas, sutvarkomas. Šiandien esu tikrai pasiruošęs šiam iššūkiui ir toliau prieinam. Kaip ir niekas neaišku, kas čia, bet iš tikrųjų yra didžiulis posūkis. Kebra 10 metų, daugiau negu 10 metų neliesta. Wow. Istorijos dalis čia yra palikta. Taip, tai čia vėl nemažas iššūkėlis guli parkritęs, sutvarkoma, nieko baisaus. Biškį laiko įdėti reikės, aišku. Tikrai storas medis, didžiulis išvirtęs. Nu, bet kaip nors. Šakos nieko baisaus, sutvarkoma lengvai. Dar vienas medukas ir toliau rimtas reikalas prieš akį. Kaip ir sakau, turim tokį. Bum. Ant kiek rimtai atrodo. Iš tikrųjų, tikrai ilgas šuolis. Išmetimas visai tvarkingas. Gal išgelbėjo net ir šitas nuvirtęs virtuolis. Tai jisai prilaikė visą šitą išmetimą. Iš to posūkio ten įsisukus visai daug greičio čia reikia. Ir atrodo bus nemažas iššūkis. Todėl tikrai nekantrauju, chebrytė. Wow, nu pažiūrim, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, grubiai 8 metrai kažkas irgi. Mano trumpomis kojomis skaičiuojant, tai kažkas apie 8 metrus. Tiek yra likę to nusileidimo. Tikrai jau nepažin kas sukritę, bet iš esmės, manau, turėtų užtekti. Nu, tikrai tolimas šuolis. Toliau bam. Tiesioji. Vėl toks kaip ir bermas, bet esmė šarkfinas. Šarkfinas yra šoninis toks šuolis. Čia daug iš vis darbo nereikia. Gražiai nusivalom ir tikimės geriausia ir čia nusileisti landingą. Bum, šitą irgi pasitraukiam, ten pasitraukiam medukus ir bus, man atrodo, tobula. Jo, čia kaip ir jau nebelabai aišku, gal čia kažkas kažkada buvo. Ten toliau galiu nuvažiuoti į dar vieną vietelę, kurią paskui parodysiu. Dar vienas didelis džampas, tvarkysim ir pamėginsim įveikti. Tai gerai, chebra, nieko nelaukus varom tvarkytis, nes tikrai darbų yra nemažai ir reikia suspėti dar šiandien pasidaryti. Ne tik pasidaryti, bet dar tikrai noriu išmėginti. Varom.
Jo, tai viską sutvarkysim ir manau tikrai bus gražu ir tvarkinga. Noriu dar pabrėžti kartelį, čia ne Lietuvoje, chebra, nesiparinkit, neieškokit, nerasit, nes tai nėra Lietuvoje. Taip pat noriu paprašyti jūsų, chebrytė, reikia pagalbos, eigoje, kaip atrodys trasa, pamatysim, ir sugalvoti reikia pavadinimo šiai trasai. Tai komentaruose būtinai parašykit savo sugalvotą pavadinimą, gali būti bet koks, nepersistenkit, tiesiog kas šauna į galvą, tą ir rašykit ir manau uždėsim šiai trasai pavadinimą. Ir aišku, nepamirštam ne tik parašyti, bet ir palaikinti. Tikrai padeda kanalui, ačiū jums, chebra, stengiuos, darau ir judam toliau. Varom, chebra. Viršutiniai darbai kaip ir baigti, reikia dar pačioj nusivalyti didžiulius medžius. Jo, visai gerai einasi iš tikrųjų, tikiuosi greitai išmėginti. Šilta visai. Orelis geras, paukštukai čiulba. Pasaka, laikas gamtoje yra geriausias laikas. Čia biški rimtesnis reikalas, nežinau kaip čia įveikti. Nu, nelengvas čia. Nelengva. Važiuojam toliau. Saulė nešviečia, bet tikrai karšta. Džampas yra laisvintas. Bum. Dar yra didžiulis virtuolis, kuris biški mane gąsdina. O, wow. Oi, kaip nugara rytoj skaudės. Oi. Panašėja į trasą 10 metų minimum. 10 metų nevažiuota, pažiūrėkit kaip atrodo, wow. Tuoj pamatysit, kaip dar geriau gali atrodyti. Tai jo, pradedu nuo galo tvarkyti. Labai stipriai gal nenuvalinėsiu. Su protu tiesiog bam. Gražiai ir tiek. Nereikia čia gal labai jau palyginti biškį. Ir bus labai gerai. Jau tuoj bandysim.
Visai patenkintas rezultatu. Toks bermas. Subėgėja ir opa. 8-9 metriukai. Ir tada šarkfinas dar ten. Pasaka. Jau pritrynė ir delną. Ir valgyt noriu. Kiek čia galim lagint? Noriu važiuoti jau 4 šuoliai. Ir 5 yra, kurio nežinau, ar spėsiu be nuvalyti, sutvarkyti. Bet nesmė. Susitvarkyti svarbiausia šitą trasą ir išmėginti. Tai varom, pabaiginė darbus. Galiu pasakyti, gražiai atrodo ir manau bus labai smagiai. Jau nekantrauju išmėginti. Atrodo viskas taip paprasta, bet nėra paprasta. Jau nemažai laiko iš tikrųjų dirbu ties tiek išmetimais, tiek bermų, tiek visa trasa. O dar liko pradžią pasidaryti, pasidarau pradžią ir testuoju, kol dar iš vis, nors kiek liko energijos. Labai noriu išmėginti, tai reikia būtinai paskubėti ir gal tiek labai daug neįdėti pastangų, kad būtų viskas. Bus dar laiko, aš manau, pasidaryti tvarkingai. Dabar tiesiog noris išmėginti iš vis ar veikia. Baigiam tvarkytis ir varom testuoti. Viskas jau net pradeda tempti iš tikrųjų. Atrodo plius minus gražiai, užsižaidžiau, man visą laiką noris preciziškai, gražiai, nors tik tais planavau iš vis vos ten kažką pakeisti. Tiesiog, kad būtų įmanoma važiuoti, bet vis tiek užsižaidžiau ties išmetimu. Jo, daug laiko užėmė, manau į naudą, tai dabar metas pagaliau išbandyti. Dar porą dalykų reikia padaryti, kad neužkliūtų už šakų kažkur šalmas, panašiai, tai reikia apsižiūrėti, kad viskas laisva būtų. Varom žiūrėti, ar buvo verta tiek laiko tvarkyti. 10 metų senumo, bent jau 10 metų, wow, visa istorija čia yra buvus kažkokia, o kokią net nežinau. Įdomu visai būtų išgirsti. Abudu delnai yra pritrinti pūslių, čia puslė ir čia puslė. Čia pritrynė, pirštinių gal reikėjo tokiem darbam, bet kažkaip nemėgstu aš su pirštiniam, bet vat ir turiu dabar, aišku. Oi, delnus kaip skauda. Bom. Nu, čia landingas tai toks labai jau fletas. Čia reiktų pakelti ir, aišku, padaryti normalų. Bam. Ups. Jo, ir ten landint. Didžiausias iššūkis, aišku, tas ilgas šuolis. Šitas šarkfinas irgi toks įdomesnis. Reikia sužiūrėti, kad nekliūtų šakos. Nu, gal labai neklius. Dar davažiuoti iki čia reikia. Turėtų gal viskas ok būti. Kas tikrai trukdo, tai šitas medukas. Nu, čia gal netrukdys, bet šitas tai tiesiai. Nu, tikėkime, laikys. Laužyti nieko čia nereikia. Nu, įdomu, kaip čia su to greičiu bus. Toks long jumpas gaunasi. O viršų, aukščiau esantis turėtų būti kiki, metantis į viršų. Bermas visai legit, niekas nekliūna, atrodo. Įdomu, kaip čia važiuosis. Čia tik tais man nepatinka skečiai, o skečiai dėl to, kad čia kažkur leidas ir šita dalis medžio biški gali ir trukdyti. Bet nieko, išbandysim. Svarbiausia pradžia padaryta. Jo. Per gerus 2 metrus būtų ramiau. Nes čia kažkur čia kikeris, ops. Tai va čia svarbu pasižiūrėti, ar neklius niekur. O, nu šitas labai gražiai atrodo. Man patinka. Pažiūrėsim, kaip veiks. Čiukšt. Turėtų visai mesti į orą. Aišku, dabar dar minkšta. Laikui bėgant bus viskas gerai. Ar geriau? Dabar visai gerai. Tikrai neklius. Švalyta, čia po dešinę gal biškutį. Galima dar patraukti. Gražiai. Ir viskas. Puikiai. Oi, kaip bus gerai. Tik labai negerai su delnais. Čia taip pat kibė iš tikrųjų. Oi, labai gražiai atrodo.
Čia tokį mechanizmą padariau, viskas ok, kaip ir veikia kol kas tam kartui. Kiek čia greičio, nežinau, bet pažiūrėsim. Rimtas nusileidimas status, toks biškai griovys dar yra, o čia dropas. Kiek čia, 4 metrai, gal daugiau. Cikt, turėtų visai smooth būt. Nu ką, hebrytė, varom varyt, bandyt trasą, kuri nevažiuota bent 10 metų. Finally. Yo. Oi, kaip užstabdžiau. Pradžia labai gerai, nu ir čia reikia suvažiuoti. Jau sunku nesustoti buvo, džampas labai gerai veikia. Nice. Jėga. Gerai, dar kartą važiuojam. Viskas smooth. Čia buvo sustojau. Kažin kiek čia to greičio reikia, bet manau kiek bus, tiek ir važiuoti. O, pridirbau. Kaip pirmas dar važiavimas, tai išvis gerai. Nice. Nelabai įsivaizduoju, kiek ten to greičio reikia. 8-9 metriukai. Visai reikia. Kai visą laiką adrenalino tikrai yra. Bandyt pirmą kartą dalykus, visada baisu. Varom. Jeigu didelis iššoku tvarkingai, reikia ir šrakfiną. Varom. Jau. Geras, bet čia kažkaip sudėtingai buvo. Smagus. Biški pakėlus, būtų išvis gerai. Reikia šarkfiną dar įveikti. Gerai, kylom dar kartą ir pravažiuojam šarkfiną. Sveiki atvykę į istorinę trasą, kuri buvo nevažiuota bent 10 metų. Važiuojam. Dropukas. Kiek greičio. Geras šuolis. Opa! Yay! Nice! Geras! Yes! Labai gerai suveikė. What? Net netikėtai. Jei! Veikia. Ir dar kaip gerai. Visai geras challenge'as iš to posūkio. Long jumpas. Biški modifikavus išmetimą padariusi biški spicy labiau. Pridėjus dar ir nusileidimą. Aišku, nemažai darbo čia būtų. Ilga, gera diena. Nepamirškit parašyti komentarą, kaip pavadinti trasą. Taip pat uždėti laiką. Ačiū jums labai, kas prisidedat. Ir po 10 ir daugiau metų trasa vėl įveikta. Ačiū, kad buvai kartu šiame video. Ir iki kitų kartų. Davai, hebrytė. Bye bye.